Sveiki, mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė Vėžio ženklo atstovams 2025 m. rugsėjo mėnesiui. Parašykite, prašau, kaip praėjo jūsų vasara, kas pas jūs išsipildė iš mano pranašysčių, kokia buvo vasara jums bendrai, kokie įvykiai, galbūt buvo kažkas tai tokio įdomaus, pasidalinkite. Visada malonu gauti jūsų komentarus, jūsų grįžtamąjį ryšį. Primenu, kad prognozė yra tik tai bendro pobūdžio, kas norėtų savo asmeninės prognozės, kurią aš darau naudojant jūsų nuotrauką ir gimimo datą. Jūs galite rašyti man čia tik tokią, bet dar geriau būtų, jeigu jūs iškart rašytumėte mano Facebook profilyje tarologė Liudmila, nes reikės jūsų nuotraukos ir gimimo datos ir ten iškart galėsite atsiųsti savo duomenis. Visas kitas dėliones galite rasti mano svetainėje Būrimas Taro kortomis, visada čia palieku nuorodą. Pradedam. Vėžiai, kas jūsų laukia rugsėjo mėnesį, pagrindiniai įvykiai vėžiukam. Traukiu kortas, vėžiai, kas jūsų laukia. Rugsėjis. Rugsėjis, vėžiai, kas laukia jūsų. Taip, žiūrim, ką parodys kortos. Ohoho. Ohoho. Taip, vėžiukai pasidalino jūsų mėnuo labai įdomiai į beveik tokias lygias dalis. Pirma dalis bus tikrai netikėta, o antrą dalį jau viskas išsilygins. Žiūrėkit, iškart pirmą kortą ateina 4 kardai, matot, gulėjimas lovai. Tai paprastai tai yra liga arba gulėjimas ligoniniai. Vėlgi gali būti peršalimas, gali būti kažkas tai tokio, temperatūra užkylo, viskas rugsėjais prasidėjo, pas mus labai greitai ruduo, iškart peršalimai, infekcijos ir visa kita. Toliau, gali būti gulėjimas ligoniniai dėl to, kad kažkas tai, staigus kažkoks skausmas. Išvežė į ligoninę, išvežė į ligoninę, reikia padaryti kažkokius tyrimus, arba ten nuskausminti, ar dar kažkas tai. Rečiau pagal šitą kortą yra poilsis sąmoningas. Ta prasme, atostogos. Sąmoningas poilsis, pavargote, jaučiate, kad jums reikia poilsio, pasiemate ten savaitę ir išsiilsite, gulite, žiūrite teleką, ar skaitote knygą, arba gulite kokiam nors pležiuke. Tai visus įmanomus variantus susakiau, žinoma, linkiu pagulėti pležiuke, bet kas žino, kaip ten išeis. Taip, sekanti korta yra kardų riteris. Žiūrėkit, čia yra tokia korta, aršių tokių, galbūt puolimų, kažkas tai gali jūs kritikuoti, puolti, užpulti, bet su savo kažkokiais tai komentarais, kritika, kažkur tai, norėti jūs įskaudinti, įdurti, įkasti. Čia taipogi korta, kuri rekomenduoja jums patiems, irgi taip kovingai, kovingai į visą tai atsakyti. Drąsiai, ryžtingai, nukirsti, kaip sakoma, pasiųsti iškart, parodyti žmogui jo vietą. Tai yra tokia rekomendacija. Korta visada sako, nereikia cackintis, nereikia ten kažkokių lankstumų, kažkokių diplomatijos. Irgi, atreaguoti taip pat, jeigu, taip sakant, jūs esate puolami. Taip, Toliau, žiūrėkite, korta išėjimo ir korta 10 kardų, tokio netikėtumo, kuris gali sužlugdyti arba, čia toks smūgis į nugarą. Įvairiai gali prasigroti. Korta iš tikrųjų yra sunki, labai sunki, 10 kardų ir 8 kardai yra sunki korta. Pagal šitą kortą gali būti, tuo labiau čia korta angelo sargo šalia, gali būti staigus kažkieno išėjimas, netikėtas. Pavyzdžiui, tokios šokiruojančios naujienos, kad kažkam tai, tragedija, avarija, žmogus pakliuvo kažkur į avariją ir išėjo iš gyvenimo. Čia yra, iš tikrųjų derinys toks, kuris gali rodyti visokius
visokias tragedijas ir nelaimingus atsitikimus. Žinoma, gali prasigruoti ir švelniau, bet tai visada pagal 10 kardų, tai yra visada šokas. Tai yra šokas. Tai yra vat, kaip ta plyta ant galvos vidury dienos. Išėjote pasivaikščioti, bats, ne, ten plyta ant galvos. Nebūtinai su mirtina pabaiga, bet tai yra šokas. Nu, pavyzdžiui, išėjote ten pasivaikščioti, nu, čia jau aš tokį, žinot, pavyzdį jau perdėtą pateikiau, nesitikėjote ten kažkur tai, nežinau, nugriuvote, ten sulaužėte koją. Čia jeigu liečia sveikatą, bet gali būti bet kokios šokiruojančios naujienos. Kažkas paskambino, kažką tai jums pranešė tokio, nu ko, kaip aš sakau, plaukai piestų arba tiesiog ant tiek netikėta gali būti. Netikėtos naujienos, netikėtas įvykis. Taip, tai vat kodėl sakiau, kad pas jūs vėžiukai pasidalina mėnuo į beveik pusę. Nu, va čia vat pirma dalis mėnesio vat su tom šokiruojančiom naujienom, galbūt su tom ligom arba pakliuvimu į ligoninę, bet antra pusė va čia visiškai pozityvios kortos, jau visos kitos, va čia, nu, va, tas kažkoks tai sukrėtimas, tas reikės pasinervuoti, tos kažkoks šokas nuo netikėtų naujienų ir čia viskas paskui toliau labai gražu, tikriausiai netgi daugelio iš jūsų mano brangus vėžiukai laukia atostogos, kažkokia kelionė į užsienį, nes yra korta Saulė, yra korta pasaulis, kelionė su šeima, yra korta pilnos šeimos, kai visi kartu, yra korta vat, kažkokios šventės, galite dalyvauti kažkokioj grandioziniai šventėj, jubiliejus, vestuvės, krikštynos, pakvietimas į tą šventę, poilsis, atostogos, saulėti kraštai, gulėjimas lovoje, gulėjimas saulėj, kažkur tai poilsis, šeimos rate, visa šeima kartu važiuoja kažkur tai pažiūrėti pasaulį arba kažkurią pasaulio šalį. Taip, toliau į mėnesio pabaigą, nu, čia pas jūs, žinokit, labiau atstoja figūrinės kortos, reiškiančios tam tikrus asmenis, va čia yra pentaklių riteris, čia yra taurių karalienė, čia yra kardų karalienė. Tai vadinasi, mėnesio pabaigoje vėl labai daug komunikacijos ir sąveikos su kitais asmenim. Nu, vėlgi tikriausiai poilsis baigėsi, grįžtate į darbinę sferą, kolegų apsuptyje, bendravimas, komunikacija, vėl žmonių pilna, ne, kabinete arba ten jūsų darbinė aplinkoje. Nu, va čia tokio nieko konkretaus, sakyčiau, taip pagal šitas kortas. Būtinumas bendrauti ir va daugiau su moterim, nes taurių karalienė, kardų karalienė, va pentaklių riteris gali reikšti kažkokį jaunuolį, bet paprastai tai yra toks irgi, nu, korta, kuomet pagal šitą kortą gali kažkas tai atvykti, ne, pas jūs vėlgi, čia gali atvykti į svečius, bet gali atvykti, nu, pavyzdžiui, naujas darbuotojas, nauja kolega atvyko pas jūs į darbovietę. Ir korta pergalės, korta tuomet, kai jūs galėsite džiaugtis savo rezultatais. Tai vėlgi, jeigu kažkokiu bus pas jūs oponentų, ne, su tom moterim, nu, kažkas prieš tai buvo negerai, galbūt nuomonių nesutapimas, tai vat, vėlgi galėsite tikriausiai ten, nu, įtikinti arba surasti bendrą kalbą. Nu, žodžiu, mėnesio pabaiga labai graži, aš turiu omeny antrą mėnesio pusę graži, bet pirmą mėnesio pusę jūs pakratys kažkokį duos jums įvykį, kuris jums bus labai netikėtas. Tai va, mano brangus vėžiukai, kas norėtų asmeninės prognozės, prašom, kreipkitės, rašykit asmeniškai, sėkmingo mėnesio.